Mhm. Tai ten buvo kažkas arti. Reikia pažiūrėti. Pavėsinė. Čia pasivaikščiojimo toks takas. O, Vilno, Varšavo. Čia geras. Nėlis kažkoks yra. Prie Kaliningrado sienos važiuosi pažiūrėt. Tada Tauragė. O jūs kur? Mes dar į tą Vilko irštvą važiuosim, keliaujam į tą pusę. O čia yra kur? Hitlerio... Ai. O kur čia? Nu čia dar apie 2 valandas kelio. Į Lenkiją. Jo, į Lenkiją. Ai, ne, manau. Ne. Vilko irštvą, įsiveskit ten į Google, pamatyti. Esu girdėjęs kažką tai jo. Ten, nu, Hitlerio laikais statyti bunkerių miestelis, dabar jis sprogdintas realiai, bet ten pamatyti tą griuvėsius. Na ne, mano planas kitoks. Bet reikės susirašyti. Įdomu, ten ekskursijos yra, nu ten... Ten asfaltuotas kelias iki ten, a ne? Jo, asfaltuotas, va toks va kaip čia va. Jo. Jeigu ne plentais važiuot, Nu, bet čia tai fainas žiauriai kelias. Normaliai. Kai kur gal yra, žinai, siauresnis, kai kur platesnis, bet iš... Palauk, užgesins. Bet matai, tik va prieš 5 minutės iš Lietuvos, va ten kirtom, šitas kelias eina į Lietuvą. Ne, aš biški iš toliau. Dar biški žvyro gavau, bet ten nedaug, 2 kilometrai. Ai, ne. Ir tada jau asfaltas prasidėjo. Nuo Lietuvos, Tarambanom, mes iš Kauno ten keliaujam. Čia dar šiandien daug kilometrų laukia. Ai, tik šiandien pradėjot. Aš tai vakar po darbų, sveiki, vakar po darbų iš karto šokau ant motociklo, tik prie Galdusės pernakvojau. Jo, po darbų iš karto. Apkatkę darau. 1000 reikia padaryti. Jo, noriu padaryti 1000 ir tada ramiai savo važinėt. Tai dėl to taip yra tokį ratą, nes aš Vilnietis, tokį ratą. Telšiai, Biržai, padarau, 1000 gaunasi. Čia užsimojo, tai čia visam savaitgaliui. Nu tai jo, tai šiandien Telšių, Šiauliai, Biržai pernakvoju vėl. Biržas labai fainas kempingas yra. Ir viskas, jo, viską turiu. Ir tada nuo Biržų važiuoju namo į Vilnių. Šiandien tik tai gausis gal 500. Bet tik vienas, o ne, tu žiūri vienas. Jo. Kažkaip taip man patinka tas toks solo važiavimas. Tai kad vienas iš kitos pusės net gal ir smagiau. Nereikia taikytis prie nieko. Kur nori stoji, maršrutų susi... Nu, matai, galima ir dviem, bet jau turi būti taip seniai susigroję, kaip sakant. Jo, turi būti vienodai, tokie išpratėję. Jo, vienodai turi būti. O čia kažką pažiūrėti eisi, čia yra kažką? Jo, čia tas yra stulpas tas, kur susikerta realiai sienos yra. Trišalė siena ta. Lietuva, Latvija, šita Lietuva, Lenkija ir Rusija. Ten yra, checkpointas. Ten reikia būtinai... O tai kiek nuo kilo? Pusę 200 metrų. O, tai fainu irgi tas žaidimas.
Aš neplanavau. Čia pagrindinis checkpointas yra. Čia galima įbėgti į Rusiją ir išbėgti, jeigu negausi kulko. Čia aš palaukau, kad televizorius, kad net niekas nelabai tą sako. Aš kai buvau prieš kokius gal spikeris, žinau, ir taip ateini, žinai, koja keli ten punktyra, žinai. Tas jau pradeda rėkt, žinai, maždaug. Наступаете на через границу, nes Lenkija, Lietuva tai Europos Sąjunga, tai ten gali vaikščioti. O ten jau pasiekė, gali Lietuva pamatyti, ten išgriozdinta ten svoro. Nuo mūsų kažkas 2,5 gal. Nuo Kauno. Nuo Kauno 2,5? Jo. Į vieną pusę, tai čia dabar jau mes maždaug keliame. Tai čia koks 100 ten liko? Nu, apie 100-170. Žinau, visą laiką pasiklysiu biškį, visą laiką man atskubėti reikia. Jo, čia navigacija, aš irgi važiavau, ten sustojau. Navigacija rodo už tiesiai, jūs degalinė prie pat. Kavos aš ten negėriau, prie palapinės. Klausiausi kavos išgėriau. Išvažiuoti kažkaip tai, žinai, kaip aplinka nauja. Žiūriu, navigacija rodo važiuoti visai kitur. Kiek man atmintis nešantis, kur aš važiavau. Jo, va, biškį būna. Matai, čia tų kelių, Lenkai taip greit stato, tai ta navigacija viskai atnaujinti. Bet kadangi turi patirtį, ypač nuo praeitų metų, kad jinai dažnai apgaudinėja, sakau, bandau tenai kiek atmintis neša, kad lygiai tenai buvo ne pagal navigaciją. Tai paskui perskaičiau. 27-17 minučių pasidarė. Bet kaip gerai, kad jis sustoja, kad būčiau, kad ir pramakti. Nu, tai čia visą gyvys, šitą checkpointą ir yra. Realiai, tai šitą trijų valstybių sieną. Lietuva, Lenkija ir Rusija centras. Čia yra dvišalis, nu, tapkas, kaip tai žinai. Įamžintas, ten gražiai padaryta. Ir nesisvažiuojamas Vaidas. Kasutis, mano vardas. Rimeris. Vaidas. O važiuotas turi, sako, man pasibūti, tik klausimas, žinai, sako, mašinom, atmėjant. O, kai važiuoju, atmėtini, sako, mes važiuojam, žinai, prancūzas irgi, o, žinai, sako, kokius keliais, žinai. Ai, nu, mes čia turim, sako, Žigulį ir Moskvyčio, o į užsienį tai su tanku važiuojam. Gerai. Panašiai, žinai, tai vėlomis ir tikrai. Čia, žinai, kad čia turbūt, gal aš dabar galvoju, čia yra Europos dalykas, tai čia gal žinai, kad čia migrantai, nemigrantai galėstų, žinai, tai čia tą padaro kaip ir tarp Baltarusijos. Jo, čia neutrali ta zona. Nes Lietuva yra, kaip ta tvora pulka, va čia vartai į Lietuvą. Bet čia Lenkai privinioja, kad čia... O tai kur Rusija? Ten? Va, žalės tvoras. Kur žalia? Jo, kur žalia metalinė tvora. Bet čia matai, viskas pasikeitė, oi. O čia vaikščiam, va, kur ant plytelių, matai, raudonas brūkšnys. Lenkija, Lietuva, ten, kur va, dabar tie metaliniai vamzdžiai, ten jau Rusijos kampas, o čia va viskas Lenkija. Bet čia Lenkai pastatė, kad... Čia dabar turbūt. Jo, čia tokia... Va, žiūrėk. Ei, nu nesąmonė iš tikrųjų. Ne, nu tai dabar stulpas tas stovi, nu tai palik jį, kai sako, nu vis tiek, bet kas ateis ir vis tiek norės vienam prikolo ten įžengti. Tai aišku, bet labiau, kad čia yra tvoros, viskas padaryta. Bet ten sakyčiau, žinai, įbėgai ir bėgi ten į mišką. Yra ten kur bėgti. Pažeidėjas, tu sakykime. Iš ten bėga visi. Iš ten bėga, jo. O dabar kažkaip ne vis tiek. Matai, čia ta demarkacija lygiai. Čia kokių Lietuva, viskas irgi kameros, viskas saugos, stebi. Tai šitą tvorą tai čia nuo mūsų grinai turistų. Nu, aš nežinau, čia jos niekad nebuvo, čia atsiradus, čia gal, žinai, dabar, kad, nu, neprovokuot, gal čia, bet čia Lenkai pastatė konkrečiai, kad žmonės, žinai, neeržintų, sakykime. Nu, su fainu hibrytą pabuvom. Jie į Vilko Jurštą, aš į Šaltinėlį ir į Telšius, o paskui
Toliau. Kaip matėte, ten buvo sankryža. Rusija, Lenkija, Lietuva. Nu ką, grįžome į Lietuvą. Toliau važiuoja prie Vištyčio. Kiek greičiau įdėt, kol niekas nors nenunešė manęs čia. Ui, Marytė, vantų nebėra. Kad čia su kuras man parodo. 5-4 kilai iki degalinė. Atsiprašau. Čia tai atrakcija bus 5-4 kilai. Nu tikiuosi viskas čia okei. O ko daugiau man daryti? Ten atvažiavom prie šaltinėlį, eisim pažiūrėti. Tiek prisipolsiaus, tik naktį turbūt biržuose būsiu. Gerai matot? Iškite pavalyti. Esu šitą paaiškinti. Arba šitą. Nu ką, einu link šaltinėlio tada dabar. Kad kamerą jums gražiai paimti. Vištyčio šventasis šaltinėlis. O, kokių paveikslų čia gražių padaryta. Čia kaip živi medžia. Ramu čia. Tylu. Ir kiekvienas mes nešam savo kryželį.
liko iki degalinės 0 rašo. Buvo biški stirioko, kad kažkur liksiu. Bet štai ir degalinė. Taip mes su kuru darom 19,4. Ok, reikia išgerti kavos, atsipalaiduoti. Va, biški sustojo. Lapė atsuksiu kamerą. Svarbus monumentas. Vyčio stulbai, vėliava. Vėliau parašysiu koks miestelis, nes neįsivaizduoju. Iki Telšių dar. Telšė. Iki Telšė. Taip, ne? Dar valanda kelio. Susitiksime prie Meškos. Matot kryžių ant kalno? Jaučiu sunkiai ateina, baltas. Ten bažnyčia, o ten kryžius. Čia Kaltinėnai. Būna ir taip. Važiuojam toliau. Gražu. Varėnė, Žemaitijos širdis. Va tai va.